nežinoma žemė išlieka Lietuvos. Dėl to mes žinomi 1000 metų. Ir mūsų kalbą studijuoja visi pasaulio universitetai, visos filologijos katedros. Tai tokia jėga ir toks nuostabus dalykas. Mes esam tokia galinga tauta. Dėl ko? Todėl, kad mūsų kalba išlaiko vibracijas, turi begalinės visatos prasmėje. Jinai kaip nata yra, be kurios negali vibruoti žemė. Reiškia, mes, kaip sako, iš sanskrito. O sanskritas irgi iš tų senųjų kalbų, kur irgi vos ne visi skaito, kad čia pradžia. Bet reikia suprasti, kad jeigu mūsų kalba su tokia maža tauta tiek metų išliko, tai reiškia, kažkas yra, kažkokia nata ar raidė tam dieviškoje abėcėlėje, be kurios negali, kaip sakyti, žmonija egzistuoti. Tai o šitie dalykai labai labai stiprus. Bet iš aukštuminės plotmės žiūrint, Lietuvos žemė pati saugosi nuo kitataučių. Ir tai yra svarbu mums kaip tautai, kaip išlikimui. Nes jeigu mes nieko nedarysim, sakau, mes atgimsim neturėdami egregoro stipraus, giminės egregoro stipraus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų pažeidžiamumas, mes kaip liekam be gelbėjimosi pagalbės tokios. Nes kai tu turi šaknis, tu visą laiką žinai, kas beatsitiktų tau kitoj šaly, kas beatsitiktų gyvenime, tu turi kur grįžti, tu turi namus. O jeigu šitą nelieka, tai tu esi kaip tas, kuris mėtomas, tu neturi net už ko užsikabinti. O gyvenime labai svarbu turėti atspirties tašką, atsispyrimo. Pažiūrėk, ypatingai tie sprinteriai, kur turi trumpas distancijas nubėgti. Ant kiek svarbu yra pirmas startas, pirmas žingsnis, kiek tu praverži tą erdvę ir kiek tavo šuolis galingas tas pirmas, tiek tu finišę laimi. Tai va šitie dalykai yra viskas labai labai svarbu. Ir aišku, visą laiką žinot, kad reikia šviesą, kur šviesa, nes ten duris, kaip sako, duris mes patys turime atsidaryti. Reiškia, pastangos turi būti mūsų labai tokios. Pasistengti dėl savęs, dėl savo tautos, dėl savo giminės,